Tai va, nusikalsti Lietuvoje vis labiau neapsimoka. Kasmet Lietuvoje užregistruojama apie 50 000 nusikalstamų veikų. Ką daryti, kad nusikaltėliams liktų kuo mažiau galimybių kenkti ir skriausti kitus? Stiprus centras, stiprios apygardos. Lietuvos policija telkia jėgas. Iki 2022 metų 10 apskričių susijungs į 5 apygardas, tiesiogiai pavaldžias stipriam centrui – Lietuvos policijos departamentui. Sumažės vadovaujančių pareigūnų, tačiau policininkų gretos neretės. Perdavę centrui ir 5 apygardoms administravimą, logistikos ir aprūpinimo klausimus policininkai galės daugiau laiko skirti eismo kontroliai, nusikaltimų tyrimui ir prevencijai, viešosios tvarkos užtikrinimui. O susidūrę su rimtais nusikaltimais, vietiniai komisariatai gaus stipresnį strateginį, technologinį ir kitokį palaikymą. Tad mažosiuose apskrityse pagerės sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymas ir tyrimas. Virtualus padalinys. Į pagalbos prašymus reikia reaguoti kuo greičiau. Todėl veiklą pradėjo ir toliau plės virtualus policijos padalinys. Čia dirbantys specialistai nuotoliniu būdu sprendžia įvairius nesudėtingus atvejus. Anksčiau policijos ekipažo vidutiniškai tekdavo laukti apie 40 minučių. Dabar sureaguosime kelis kartus greičiau, o patruliai daug operatyviau užtikrins viešąją tvarką. Policija kaimiškose vietovėse. Neliks pamirštos ir kaimiškos vietovės. Jose bus įsteigti fiziniai arba virtualūs policijos kabinetai. Taigi, vietiniai ir atklystantis nusikaltėliai vis dažniau turės persigalvoti. Įgyvendinus pokyčius policijos procedūros bus greitesnės, o veikla efektyvesnė. Visuomenė galės jausti saugiau, o nusikaltėliams gali tekti keisti profesiją. Lietuvos policija – ginti, saugoti, padėti.